Žemės ūkio valdų modernizavimui skirta Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonė buvo populiariausia per visą programinį laikotarpį. Nemažai ūkininkų ES parama pagal šią priemonę pasinaudojo net kelis kartus. Dažniausiai būdavo perkama žemės ūkio technika, rečiau ūkininkai investavo į įvairius statinius ar įrengimus. Šiuo metu beveik visos šiai priemoniai numatytos paramos lėšos, daugiau nei 1,5 milijardo litų, jau panaudotos. Yra likę dar apie 15 milijonų litų ketinantiems investuoti į pieno sektorių, bet ne į pieno to paties gamybą, bet jau į pieno perdirbimą. Tai yra tiems, kurie norės įsirengti cechelius, gaminti galbūt sūrius, varškę ar tiesiog tą patį pieną išpilstyti. Tai yra tam tikras dar mažas krepšelis, taip vadinamieji naujieji iššūkiai, kur paramos intensyvumas lyginant su ta bazinė mūsų priemonė yra dar 10% didesnis. Paraiškų rinkimas ketinantiems investuoti į pieno perdirbimą ūkininkams numatytas Liepos–rugpjūčio mėnesiais. Tinkamumo kriterijai pareiškėjams galutinai dar nepatvirtinti, tačiau su preliminariais kriterijais jau dabar galima susipažinti Žemės ūkio ministerijos tinklalapyje. Patys žemdirbiai, žemdirbiškų organizacijų lyderiai buvo gana griežti ir kategoriški ir pasiūlė tokius tikrai gerus kriterijus, netgi sakyčiau, griežtesnius negu ministerijos buvo pradinis variantas, kad tikrai ateitų paramos tie, kurie nespekuliuoja idėja, kad jie vykdys perdirbimą ūkyje, o tie, kurie iš tikrųjų tą jau nori daryti. Numatoma, kad parama žemės ūkio valdų modernizavimui išliks ir kitais laikotarpiais, tačiau gali keistis paramos kryptis. Planuojama, kad daugiausiai bus remiami tik esminius struktūrinius pokyčius vykdantys ūkiai.